Į lauką mes einam kiekvieną dieną, nesvarbu koks oras, nes nėra blogo oro, yra bloga apranga. Mano stažuotė prasidėjo tuo, aš buvau išvaryta į lauką ir man 5-mečiai virė sraigių sriubą. Ir kiekviena diena būna vis kitokia. Ir tu ateini ryte, atrodo, kiekvieną rytą ateini tuo pačiu laiku, bet kiekvienas rytas prasideda vis kitaip. Tai tas ir džiugina, nes nebūna nuobodu. Ir aš galvoju, kad taip turi būti visur ir neįsivaizduoju, kaip gali būti kitaip. Mes skaičiuojam akmenukus, mes skaičiuojam konkorėžius, mes einam į parkus, mes keliaujam. Lauke ir yra didžiausia patirtis. Jeigu mes kalbėjom apie slieką, tai išeinam į lauką ir rausiam tą žemę tol, kol randam tą slieką. Ir nesvarbu, kad ar ne, šiandien lyja, nes kai lyja, tai daugiau sliekų būna. Kaip aš galiu sakyti, sniegas yra toks šaltas ir jis taip kaip sušyla, tai ištirpsta, tai kaip pabandysiu, tai paragavęs nuo pirštinių, ar ne? Tai laukas jo daug yra, ar ne? Mes dažnai būname lauke, daug keliaujame, nes taip mes ugdomės iš patirties. Tai būna, kad vaikas nenori eiti į lauką. Ir tada mes tiesiog pasiliekame sodelyje, skaitome knygas, arba šiaip užsiemame veiklą, kuri jam tuo metu yra aktuali, ką jis nori veikti. Vienas smagiausių dalykų vaikystės sode, tai kad mes kiekvieną dieną einame į lauką. Pernai metais gal buvo viena žiemos diena, kada neišėjome į lauką, buvo nepaprastai vėjuota ir jau labai slidu. Bet šiaip bent jau trumpam laiku išbėgame į lauką, nes nėra netinkamo oro, yra tik bloga apranga. Visą laiką galime eiti su lietaus rūbais ir pabėgioti balose lietui lyjant. Visą laiką galime eiti su rogutėmis ir truputį pasportuoti, kai yra šalta. Ir mokytojams tai yra labai smagu. Energija išsikrauna kartu su vaikais bėgiojant ir vaikai puikiai jaučiasi. Paskutinius 8 metus aš studijavau, mokiausi, dirbau, savanoriavau Jungtinėje karalystėje. Ir dirbau su tokiais pačiais kukuliais. Visur 5-metis yra vienodas. Ar jis yra britas, ar jis lenkas, ar lietuvaitis. Prasideda viskas nuo labai mažų dalykų ir mes auginame asmenybės, kurios galėtų gyventi laimingą gyvenimą, atrasdami save.